Sveiki visi, šiandien noriu pašnekėti apie empatiją. Tai esu Lietuvė, jo. Ir pastebėjau tokią vieną problemą Lietuvoje, kad daugiau žmonių nėra empatiški, tolerantiški. Ir tai yra labai liūdna, todėl aš noriu apie tai pašnekėti šiandien. Tai empatija yra dalykas, kai tu gali įsijausti į kito žmogus vaidmenį, jo nesmerkti, tiesiog nes tu žinai, tu bandai suprasti, kaip žmogus jaučiasi. O Lietuvoje, ypač tarp vyresnių žmonių, šiaip iš tikrųjų net neskirstysiu iš žmonių grupės, realiai atsiemu tą. Sakiausių žmonių dabar yra. Žmonės yra tokie labai įdomus. Mes nepriimam kitokių, mes nebandom suprasti kitų žmonių. Ir kas yra labai labai liūdna, nes aš norėčiau, kad, pavyzdžiui, žmonės suprastų kitus, pabandytų įsijausti kitus vaidmenį, nes pati esu labai labai įsijaučianti, tolerantiška. Bet yra dalykų, kur nereikia toleruoti. Viskam yra ribos, bet čia noriu pašnekėti apie tai, kai mes nepriimam kitų žmonių nuomonių, požiūrių, išvaizdos ar dar. Ar kodėl tas žmogus, pavyzdžiui, taip pagalvoja, ar dar tiesiog tokie dalykai. Jo. Tai manau, kad empatija yra labai labai svarbus dalykas, ypač kai tu nori bendrauti, nes, jo, yra žmonių, kurie išsiskubė empatijos, bet tiesiog tie santykiai dažniausiai būna toksiški, nes tiesiog žmonės nėra suprantantis vienas kito, jie vienas kitą smerkia ir nepriima. Tai yra labai labai liūdnas dalykas. Tai jo. Svarbu. Aš buvau girdėjus tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie, apie tai šneka, sako, kad, žinai, bet aš negyvenu šeimoje, kad, pavyzdžiui, žmonės yra labai tolerantiški ir empatiški, todėl aš irgi negaliu išsiugdyti šitos savybės. Galit, viskas yra įmanoma, tiesiog reikia ieškoti žmonių ar dar su kuriais suteiks tas galimybės. Šiaip ir be žmonių kitų galite išsiugdyti tokį dalyką, nes empatija yra lengvas visai dalykas. Tiesiog tu turi pagalvoti, tas žmogus tai padarė, jo? Bet kodėl jis tai padarė? Pabandai įsijausti, pauza. Kas jam buvo nutikę ar dar kažką, bet gal, pavyzdžiui, yra priežasčių, dėl ko žmogus būtent taip pasielgia. Bet kaip sakiau, viskam yra ribos, nes, pavyzdžiui, yra atveju pauza man, kai aš labai įsijaučiu žmogus vaidmenį ir įsijaučiu ant tiek, kad žmogus gali pradėti naudotis jumis. Jo, tokie žmonės dėja yra, kad jie gali pasinaudoti dalykų, kad žino, kad pauza aš, jo. Greta jinai labai empatiška, jinai įsijaučia žmogus vaidmenį, tai aš galiu pasinaudoti jos to empatiškumo, jo pauza. Aš esu žmogus, kur visada galvoja, kad tai gal kažkas, pavyzdžiui, žmogui atsitinka, dėl to jis blogai elgiasi. Ir aš taip nubraukiu. Ir tada tas žmogus tiesiog naudoja visą dalykų, kad, jei supraski, aš galiu daryti bet ką tik tai noriu, kad vis tiek išlaikytus santykius, nes žmonėm labai patinka, kuriuos plizina. Kai jiems labai patinka tas toks dalykas, tas toks, jo. Šiaip dabar pradedu galvoti, ar aš teisingą žodį panaudojau. Bet turime labai žmonėm patinka, kai juos tiesiog tasai, kai žmogus pauza bijo juos prarasti, darys bet ką, kad tik tai tie žmonės liktų kartu su jais. Kad žmonės, jeigu jūs jaučiatės, kad esate blogose santykiuose ir pauza tai jūsų empatija jums trukdo, reiškia, jūs esate su neteisingu žmogum, nes tas žmogus neturėtų naudotis jūsų empatiją. Pirmiausiai, nes tai yra gera savybė, labai labai svarbi savybė. Tolerancija taip pat. Tolerancija, mes turim priimti vienas kitą, kokie mes esam, nesmerkti, nesvarbu, kokia žmogaus nuomonė. Tai taikoma ne tik tai išvaizdai, bet tai ir nuomonė, ta pati išvaizda, elgesys. Bet mes negalim visko toleruoti. Pavyzdžiui, patyčios, jokių būdų netoleruojam tokių dalykų, tik negalima. Žmonės, kur tyčios, dažniausiai turi savo biškių problemų, dėl to ar jie tyčios iš kitų. Čia yra kita tema, bet jo. Iš tikrųjų, žmonės rūpinkitės vienas kitu, stenkitės kuo vienas kitą smerkti, nes iš viso nesmerkit vienas kito. Taip pat noriu pridėti tą faktą, kad empatija yra dalykas, kurį tu gali išsiugdyti. Tai yra ugdomas dalykas, su juo negimsti. Tu išsiugdai per savo gyvenimo patirtį ir jo, tai noriu tiesiog pridurti šitą dalyką. Tai žmonės, jeigu norite būti empatiški, ar norite suprasti kitus žmonės, ar šiaip tiesiog, jo,
Tai pasistengkite jau išsiugdyti, kaip jau išsiugdyti. Šį viskas tai su gyvenimo patirtimi, bet yra toks dalykas, kad PVZ žmogus, bet aš nežinau kaip pasakyti, bet tiesiog reikia pasistengti kiekvieną kartą, kai kažkas susitinka tokio, skatinama mąstyti, kodėl tas žmogus taip galėjo pasilikti. Tai tokie variantai. Nes tai vis tiek yra labai svarbus dalykas, ypač kai tu nori pabandyti suprasti kitą žmogų, tu turi pabandyti įsijausti. Tu pabandyk pagalvoti, ką tu darytum tokią situaciją, jeigu jis būtų, pavyzdžiui, patekęs. Aš dabar pagal kas pavyzdžiui nelabai turiu, bet visada pabandykite įsivaizduoti, gerai, ką tu darytum, jeigu būtum toj pačioj situacijai, visiškai tokiai pačioj situacijai. Ar nebūtum pasielgęs taip pat kaip tas žmogus? Ar dar? Beje, nesakau, kad reikia toleruoti elgesį, kai žmogus tyčias. Patyčių mes netoleruokim. Jeigu jūs jaučiatės, kad jumis naudojasi, ar jaučiate netoleranciją, ar manot, kad, pavyzdžiui, peržiūrėjus šitą video, galvojat, kad tai gal toleruokim patyčias, nesgi žmogus matyti, kažkas buvo negerai, kaip pati sakyk, Greta. Netoleruokime jokių būdų patyčių, dėl ko jos įvyko, nesvarbu. Jeigu iš vis negerai ir man, kad iš jūs tyčiojasi, pasistengsiu žmonėmis nebendrauti, nes tai jums tikrai nepadės. Ir nebandykim taisyti kitų žmonių, nes bandant taisyti kitus žmonės patys save, kad realiai sugadinsit. Teko išmokti šitą iš savo patirties. Tai iš tikrųjų labai noriu padėkoti, kad žiūrit šios video, bent kažkiek, nes mano tikslas iš tikrųjų tiesiog yra pasidalinti savo mintim, o ne čia rinkti subscriberius, laikus, peržiūras, ne. Tiesiog dalinuosi mintimis, nieko nesiekdama užsidirbti ar dar ten kažką, nes ne mano tikslas visiškai. Tai ačiū Jums labai, kad žiūrit. Tai dar kartą. Viso.